Treneri, futbole kaip ir gyvenime, būna įvairių situacijų, įvairių siurprizų. Ir šiandien turbūt buvo tas nemalonus siurprizas. Taip, jis nemalonus, bet jį reikia priimti, reikia mokėti laimėti ir reikia mokėti pralaimėti iš tikrųjų, nors yra pats sunkiausias dalykas, ką mes turim išmokti. Komplimentai Taurui ir antrą kartą galiu pasakyti, nes laimėjo pelnytai ir pagarba jiems. Ir sakyčiau, mes turėtumėme, aišku, pasidaryti savo išvadas, tą, ką mes jau po pirmų rungtynių padarėme ir tikrai ilgą kelią ėjom neblogai, o dabar vėl buvo, kaip sakant, priklupimas, bet komanda stipri ne ta, kuri nukrenta ir nesistoja. Svarbiausia yra, kaip sakant, po tokių situacijų būti stipriem ir eiti link tikslo savo to, kas mums svarbiausia yra. Kuriuose komponentuose galbūt varžovai jūsų akimis pranoko jūs šiandien? Visų pirma, man toks jausmas iš charakterio visų pirma. Antra, ir komandai, sakau, kažkoks jausmas iš šono buvo, kad mes kaip ir neturėtum bijoti, bet sprendimuose toksai buvo, kad kažką tai buvom sprendimuose tokia kaip ir baimė jautėsi. Ir keistas, aišku, jausmas tame, nesakau, kartais 2-3 lietimai daugiau negu visada turi būti, sprendimas žaidime. Tai vat, būtent tuose komponentuose prie to prieina, aišku, jau tada technika, taktika ir jau tada įsibalansavimas visas. Tai ir galbūt kartais perskubėdavom tiesiog, galvodom galbūt, kad per greitai turime mušti ar padaryti. Tai 3 komponentai, visų pirma charakterio, kad turėjom susitvarkyti ramiau šitose rungtynėse, nes kaip ir neturi būti mums spaudimo tokio. Bet žinom, kad komanda turi siekiamybės, stiprias siekiamybės ir nori ne vienas, bet visas rungtynės laimėti, aišku. Bet kartais gauti pamokas ir, kaip sakant, nuleidžia ant kojų irgi yra gerai. Dabar truputį ne apie šias gal rungtynės, bet jau atrodo artėja tas momentas, kai žengsite ne ant Širvintų stadiono Vejos namų rungtynėse, o ant savo Vilniaus rajono galinės. Ar galbūt jau žinote kada ir ar laukiate to momento? Tai prognozių buvo visokių, galvoju, kad jau rugsėjo pradžioje turėtų atsidaryti stadioną, bet nežinau dabar su laikais, ar tas liktai nusikėlė kažkiek, nes vėl čia statybos negaliu pasakyti. Laukimas yra, nes jau vis tiek tenais ir treniruojamės ir laikas leidžiamas ten kiekvieną dieną, sakykime, tai aišku, kad laukiam ir norisi, sakant, toj vietoj, kur tu įdedi daug energijos, kad ten ir vyktų rungtynės. Ir aišku, galbūt atitolsim nuo Širvintų, bet aš galvoju, kad Širvintų stadionas tiek jis įnešė labai daug šitai komandai, šitam klubui, tad turėtų ir klubas vis tiek nuoširdžiai neatsidėkoti, bet tiesiog palaikyti ryšį toliau, nes tai yra tikrai, įsivaizduoju, nuostabus miestelis, kuris davė tikrai daug ir tikiuosi, kad duos bendradarbiavimą. O kad visi mes laukiam sugrįžimų, ar tiksliau ateimo nuo stadiono, tai vienareikšmiškai. Treneris sveikinu, geros rungtynės ir jau rungtynių pabaigoje sakau, kad jeigu stebuklų neįvyks, tai kelionė iš Širvintų į Tauragę turėtų būti neliūdna Tauro autobuse. Aš visą laiką vaikinam sakau, kad kai važiuoji į svečius, reikia sužaisti taip, kad bent nebūtų gėda ir liūdna grįžinėti, nes vis dėlto 250 km. Šiaip ačiū sveikinimą ir sakau, smagu. Toks susidarė įspūdis, ypač žiūrint pirmą kėlinį, kad tokio jūsų žaidimo, tokio aštrių kontratakų, šeimininkai gal net nesitikėjo, gal tikėjosi, kad sėdėsite apkasuose? Panašiai ir sėdėjom, laukėm. O jeigu iš tikrųjų, tai visą savaitę dirbom, analizavom. Matėm, kad mes turim pakankamai aštrius kraštus ir puolėjai aštrų. Ir mintis buvo ta, kad būtent kraštuose ir sugaudyti juos, kas šiandien pavyko. Džiaugiuosi, nes vaikinai pakankamai gerai išpildė. Laikėsi disciplinos ir transversui pakankamai nedavėm daug erdvių sukurt kažką apart kampinių. Tai sakau, dar aišku, truputį turėjom laimės prie 3-1, kur pataikė virš vartų, tada būtų vėl klausimas, kaip pasibaigė įtampa. O šiaip tai, sakau, didžiuojuosi vaikinais, dėkingas ir galiams, kurie atvažiavo tokį atstumą ir taip sirgo. Tai dabar tik belieka pailsėti ir, kaip sakau, vaikinam, čia tik vienos rungtynės, dar 10 rungtynių prieš akis. Šiandien padarėm didžiulį darbą, bet jis nebus niekinis, jeigu pasiekoje suklupsim kažkur.
Šiandien neturėjo dviejų svarbių žaidėjų, Egidijaus Dusevičiaus dėl kortelių ir Egidijus Vaitkūnas, ne dviejų Egidijų. Ir gynybos gretose ten vienas jaunas vaikinas žaidė, Martynas Statkus, na ir Styvas Dusek, kurio žaidimas labai patiko, ne tik ginantis. Nu, Styvas iš tikrųjų, jeigu taip imantis, labai įdomus gali būti kraštinis gynėjas. Nes ir saugose jis pasižymėdavo, bet jis, matau, atsigauna, toks turi turbūt į polinkį į traumeles, bet galvoju, gali išlipti šiais metais ir stipriai padės komandai. Apie jauną gynėją Statku, aišku, galiu daug gerų žodžių pasakyti, labai stipriai pasikeitė charakteris į gerą pusę. Turi visas galimybės augti ir rodyti rezultatą. Jis 2 rungtynės sužaidė pagrindę su Transinvestu, abiejas laimėjo, tai rodo žaidėjo potencialų. Aišku, šiandien jam labai gerai, nes šalia stovi patyręs Karolis Gvildys ir, sakau, suvadovauju. Ir Paulius labai puikiai tvarkėsi krašte dešinys gynėjas. Tai sakau, apamai, aš ir atraminiais labai džiaugiuosi. Ir visa komanda, aš sakau, galėčiau vardinti visus ir čia galim ilgai užtrukti.